ir aš tiesiog surašau čia tą tekstą, reiškia, tai, ką aš pamačiau. Reiškia, vėlgi, jeigu aš turiu kažkokios papildomos medžiagos, reiškia, galima įkelti nuotrauką to ne vietoje pastatyto automobilio. Jeigu aš turiu kažkokią ten, tarkim, filmuotą medžiagą, kad ir aš pastebėjau, kad kažkas tai chuliganiškai vairuoja automobilį, reiškia, vėlgi pažeisdamas kelių eismo taisyklės ir man pavyko tai nufilmuoti, galima, reiškia, prie šito mano pranešimo prisekti ir tą filmuotą medžiagą. Vėlgi, kadangi aš esu šitoje svetainėje užsiregistravęs, tai mano kontaktiniai duomenys jie užsipildo. O kitu atveju reikėtų pačiam užpildyti tos duomenys? Kitu atveju jų galima ir nepildyti, jeigu čia šitų duomenų... Jeigu anoniminis pranešimas būtų. Taip, jeigu anoniminis pranešimas, tai šitoje vietoje duomenų nepildo. Vėlgi galima, reiškia, nesiregistruoti per bankinės sistemas, tačiau savo asmeninis duomenys, reiškia, įrašyti. Na, tokiu atveju, koks yra privalumas, policija, jeigu šitame pranešime trūktų kažkokios informacijos, visada turės galimybę susisiekti su pranešėju ir paprašyti tos papildomos informacijos. O jeigu, kaip tik kalbėjome apie tokius gana operatyviai sprendžiamus įvykius, jeigu aš pamatau kažkokį chuliganišką vairavimą, tai per kiek laiko aš galiu tikėtis, kad mano pranešimas sureaguos. Jeigu aš matau, kad važinėja chuliganiškai kažkoks vairuotojas ir aš dabar pranešu elektroniniu būdu. Dabar vėlgi šita mūsų paslauga, jinai skirta tai neskubiai policijos pagalba. Jeigu iš tikrųjų yra reikalinga policijos skubi pagalba, tai kreipimosi būdas išlieka tas pats, yra telefonas 112, kuomet policija reaguoja nedelsiant. Čia yra skirta tuomet, kai žmogui reikia neskubios pagalbos. Tarkim, jis užfiksavo kažkokį tai pažeidimą, gal iš karto neapsisprendė, kad jis nori apie jį pranešti, vėliau nusprendė, kad gali pranešti, tai kaip tik tokiems atvejams šitas ir pranešimas yra. Kitas privalumas, reiškia, koks yra, tai žmogui, kuris nori pateikti tokį elektroninį pranešimą, nereikės vykti į policijos komisariatą, vėlgi stovėti eilėse policijos komisariate, kad jį kažkoks pareigūnas priimtų iš jo tą rašytinį prašymą. Policija per metus registruoja kažkur 600 000 pranešimų. Tai vėlgi čia yra... Kokiu būdu? Ar elektroniniu būdu? Ne. Paprastu, reiškia, būdu, reiškia, yra registruojama apie 600 000 pranešimų. Tai reiškia, žmogus, kuris nori pateikti policijai kažkokį tai pranešimą ir nuvykęs į policijos komisariatą, jis dažnai susiduria su tuo, kad jam tiesiog reikia pakankamai ilgai laukti, kol pagaliau laisvas pareigūnas jį galės priimti. Šiuo atveju, reiškia, tai jam nereikia laukti, jis tiesiog atsidarys tą pranešimą, jisai surašys tas visas faktinės aplinkybės, ir policija atitinkamai tą pranešimą gaus ir nagrinės. Tai jeigu norite sutaupyti laiko ir jeigu galbūt jums šiek tiek baugu kartais vykti į policijos komisariatą, tai patariame išbandyti elektroninės policijos paslaugas. Taip. Gerbiamas Audrius, jūs minėjote prieš tai, kad veikia jau šitą svetainę nuo praėjusių metų, taip? Taip, nuo Liepos 1 dienos. Ir galbūt pastebėjote, kokius pranešimus būtent dažniausiai daro žmonės, kokia būtent pranešimo pobūdis yra vienas iš populiariausių šitą svetainėje? Na, kaip tik ir daugiausia tokių ir yra pranešimų, kurie ateina, reiškia, apie pažeistas kelių eismo taisyklės. Na, taip pat ir įvairių būna skundų, reiškia, bet dažniausiai iš tikrųjų ateina pranešimai su nuotraukomis ir matosi, kad žmonės tikrai pakankamai gerai žino, dažnai išdėsto ir pažeidėjo ir vardus, ir pavardės, net būna parašo, reiškia, ir asmens kodą, reiškia, to jau įtarimo teisės pažeidėjo. O ar pasitaiko, kad būna ta pridėta medžiaga prie pranešimo būtų kažkaip nufotografuota arba nufilmuota mobiliaisiais telefonais? Ir ar tokia medžiaga laikoma lygiai greti fotoaparato arba kamerai? Taip, tikrai tokia medžiaga laikoma lygiai tokia pati, bet vėlgi, reiškia, iš jos turi būti, policija turi aiškiai nustatyti, reiškia, tarkim, valstybinius numerius, tai turi būti neabejotinai aišku. Tai dabar aš tęsiu toliau, reiškia, registruoju, reiškia, tą pranešimą. Man dabar sistema, reiškia, manęs perklausė dar kartelį, reiškia, ar iš tikrųjų aš patvirtinu, kad aš noriu pateikti tokį pranešimą, spaudžiu patvirtinti. Ir siuntimas buvo sėkmingas, dėkojame, kad naudojatės e-policijos paslaugomis. Čia kitoje irgi kairėje, paspaudus mano pranešimus, galima matyti visus savo
pateiktus pranešimus. Vėlgi šitos pateiktus pranešimus galės matyti tik tai tas vartotojas, kuris užsiregistravo ir teikia, elektroniniu parašu pasirašytus pranešimus arba tuomet, kai jisai save autentifikuoja naudodamasis elektroninę bankininkystę. Tai jis visą laiką mato tą eigą. Kai pranešimas yra įvykdytas, tai tada būsena keičiasi ir išsiųsta į įvykdytą. Vėlgi ta prasme čia jeigu taip. Dabar aš parodysiu, kaip budėtojas gauna tą pranešimą. Budėtojų gavus tą pranešimą, budėtojas priima kažkokį tai sprendimą, registruoti arba nustato koks tai yra administracinis teisės pažeidimas, pagaliau galbūt yra surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolo ir iš būsenos tada matosi, kad yra įvykdyta, o jeigu žmogus yra nustatęs savo elektroninį paštą, tai į jo elektroninio pašto dėžutę išsiunčiamas pranešimas apie tai, kokie yra policijos priimti sprendimai dėl žmogaus pranešimų. Tai turbūt dėl to ir verta prisiregistravus atlikti šios veiksmus, nes, kaip minėjote, anoniminiai pranešimai dažniausiai nesulaukia grįžtamo ryšio, taigi aš negaliu įsitikinti, ar mano pranešimas buvo įvykdytas, ar jisai buvo sėkmingas, jeigu, ta prasme, žiūrint grįžtamojo ryšio pusę. Taip, jūs visiškai esate teisus, verta teikti, elektroniniu parašu pasirašytus pranešimus, nes visą laiką yra tas grįžtamasis ryšys. Ir iš kitos pusės, tas vartotojas, jisai, iš dalies gali kontroliuoti tą policijos darbą. Policijos pats darbas tampa skaidresnis. Jis visada žinos, ar policija dėl jo pranešimo ėmėsi kažkokių tai veiksmų, ar nesijėmė. Vėlgi, jeigu mato, kad veiksmai nevyksta, vartotojas visada žmogus galės paklausti, kodėl jūs nieko nesijėmėt dėl mano pranešimo. Tokios galimybės neturės žmogus, kuris bus pateikęs anoniminį pranešimą. Dar koks yra vienas dalykas įdomus, čia irgi šitoje sistemoje, policijos elektroninių paslaugų sistemoje, yra galimybė pasižiūrėti, kiek kokių pranešimų, policija gavo. Tarkim, dabar mes esame Kaune, Studentų gatvėje, tai galima tiesiog pasižiūrėti, kiek pranešimų yra gauta Studentų gatvėje, ir... Kaip įdomu. Ir aš matau, kiek ten buvo 10 ir 11 pranešimų. Net. Jo, 11 pranešimų yra iš Studentų gatvės ir, galima patikslinti. Ir matosi, tai nebūtinai, kad tiek vagysčių, toje gatvėje įvyko, tačiau, žmonės, kreipiasi, Kaune, Studentų gatvėje dėl vagystės 2 kartus, dėl eismo įvykio 2 kartus, viešosios tvarkos pažeidimai 3 kartai ir kiti įvykiai 4 kartai. Tai kitaip tariant, galima sužinoti, kurių gatvių apskritai vengti reikėtų. Iš dalies taip, aišku, kaip tų pranešimų daugiau paprastai būna iš senamiesčio, tai toks dalykas irgi yra ir visada žmonės tikrai dabar turės galimybę pasižiūrėti, kokio pavojingumo, ar saugi yra jų gatvė, kurioje jie gyvena, ar mažiau saugi. Jeigu planuoju keisti savo gyvenamąją vietą, tai aš galiu įsitikinti, ar tai yra pakankamai saugus rajonas. Taip, šitą galimybę turėsite, tai yra tiesiogiai iš policijos registruojamų įvykių registro. Čia jau ne tik tai elektroniniai pranešimai, tačiau čia ir visi pranešimai, kurie yra pateikti skubios pagalbos atveju per telefoną 112. O sakykite, ar pasitaiko tokių elektroninių melagingų pranešimų? Nes jeigu aš galiu anoniminiu būdu pranešti apie šitą kažkokią tai veiką, tai galbūt apie mane galėjo kažkas melagingai pranešti? Tų melagingų pranešimų žinoma pasitaiko, bet vėlgi ir šitoje sistemoje žmogus turės, net ir teikdamas anoniminį pranešimą, jis turės vėlgi pasakyti, kad jis yra susipažinęs su atsakomybė už melagingus pranešimus ir policija, aišku, visada turi galimybę
ištirti tokį melagingą pranešimą ir vėlgi žmogus